Labą dieną. 20-oji šių metų savaitė pasaulio akcijų rinkose prasidėjo lengva korekcija. Investuotojai buvo linkę fiksuoti pelnus po praėjusią savaitę buvusio kainų kilimo. Naftos ir metalų kursų smukimas spaudė žemyn su žaliavomis susijusių kompanijų akcijas. Na, o finansų sektorius taip pat buvo vienas labiausiai kritus. Akivaizdu, kad praeitą savaitę kilusios akcijų kainos kiek techniškai koreguojasi žemyn. Didžiausios Europos kompanijas aprėpiantis indeksas dar nesibaigus prekybai buvo kritęs daugiau nei 1%. Atsidariusiuose JAV biržose prekyba taip pat prasidėjo indeksų kritimais. Baltijos šalių akcijų biržų indeksai pirmadienį jau ne pirmąsyk judėjo visiškai priešinga kryptimi nei Europoje ar Azijoje. Svarbių bendrovių naujienų nebuvo sulaukta, tačiau dėmesį labiausiai patraukė TLT kompanija. Pirmadienį greitų pelnų fiksuotojai suskubo išpardavinėti akcijas. TLT akcijos kaina krito 12,21% iki lito 14 centų. Kiek aktyvių biržoje buvo prekiaujama Snoro vertybiniais popieriais, didesnė akcijų pasiūla buvo iš dviejų tarpininkų pusės. Apie įregistruotą padidintą įstatinį kapitalą šiandien pranešė Ūkio bankas. Bendra biržos apyvarta siekė beveik 2 milijonus litų, o indeksas paaugo 2,66%. Talino biržoje taip pat dominavo daugiau pozityvios nuotaikos. Indeksas fiksavo 0,38% augimą. Aktyviausiai prekiauta ST Telekom ir ST Hitus akcijomis. Bendra biržos apyvarta sudarė 664 tūkstančius eurų. Rygos biržos indeksas kilo 1,94%, tačiau prekyba Latvijoje praktiškai nevyko. Per dieną buvo perleista akcijų viso labo tik už 6 tūkstančius latų. Trečdalis apyvartos atiteko farmacijos kompanijai Grindex, kurios akcijos atpigo 1,19%. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.